Sveiki! Šiandien rankose laikau Samsung Galaxy Flip 5 išmanųjį telefoną. Tai neįprastas flagmanas, o jau 5 kartos lankstymo revoliucija. Praeityje teko naudoti su lankstomais įrenginiais, Flip 4 ir Fold 5 apžvalgas rasite apačioje. Tačiau šį kartą norisi išbandyti naujoves bei 2 savaitės prisijungti prie Flip pusės. Taigi pradėsiu. Pagrindinė savybė, kuri pritraukia aplinkinių dėmesį, yra Galaxy Flip 5 įmantrus dizainas. 6,7 colių telefonas susilenkia lygiai per pusę į vidutinio dydžio kvadratėlį. Naujasis lanksto dizainas Galaxy Flip 5 uždaro visiškai pilnai, nepalikdamas jokio tarpelio. Paskutiniais metais Galaxy Flip dizainą pamilo ypač moteris, kadangi telefonas telpa į mažesnes rankines ir kišenes. Naujasis 3,4 colių dydžio flex langas palengvina naudojimas įrenginiu jo neatlenkus. Įrenginio išorę dengia Corning Gorilla Glass Victus 2 stiklas, rėmas pagamintas iš Armor Aluminum, kuris yra tvirtesnis ir atsparesnis įbrėžimams bei smūgiams negu įprastas aliuminis. Telefonas pasižymi ir atsparumu vandeniui, turi IPX8 atsparumo sertifikatą. Lietuvoje Galaxy Flip 5 prieinamas mėtinės spalvos, kreminės, levandų, grafito ir pilkos. Kaip ir bet kuris Samsung lankstūnas, Galaxy Flip 5 turi 2 ekranus – 6,7 colių pagrindinį ir 3,4 colių viršelio ekraną. Pastarasis padidėjo 1,5 karto. Padidintas flex langas leidžia dar patogiau kontroliuoti įrenginį jo neatlenkus. Jame galima pasiekti valdymo skydelį, pagrindinius valdiklius, kaip Galaxy Buds ausinių valdymas, kalendorius, orai, laikmatis, skaičiuotuvas, diktofonas. Peržiūrėti ir atsakyti į pranešimus, kontroliuoti muziką. Su Good Lock galima priversti atidaryti visas programėles. Na ir įvairios kamerų galimybės bei flex režimas, bet apie jį šiek tiek vėliau. Pagrindinis Dynamic AMOLED ekranas yra 6,7 colių dydžio, pasižymi 120 Hz atsinaujinimo dažniu ir 1750 nitų maksimaliu ryškumu. Ryškus ir itin spalvingas bei kontrastingas ekranas tinkantis filmų peržiūrai, socialinių tinklų naršymui ar žaidimams. Gal šiek tiek per ilgas ekrano formatas, žiūrint 16:9 formato turinį, šonuose lieka dideli juodi rėmai. Dabar persikelkime į fotografiją ir video turinio kūrimą. Galaxy Flip 5 savo ploname korpuse talpina net 3 kameras. 12 megapikselių plati, 12 megapikselių itin plataus kampo ir 10 megapikselių asmenukių. Nors objektyvai neįsiskiria milžiniškų megapikselių skaičiumi ar dydžiu, tačiau Galaxy Flip 5 fotografuoja ir filmuoja gerai. Dėl flex lango Galaxy Flip 5 leidžia užfiksuoti asmenukės su pagrindine ir ultra plačia kameromis. Šios asmenukės bus aukštos kokybės bei ypač pravers itin plataus kampo kamerą, kurios pagalba kadre sutalpinsite daugiau žmonių. Didesnėme viršelio ekrane galite pasirinkti tarp nuotraukos, portretų ir vaizdo įrašų režimų, lengvai valdyti raišką, nustatyti laikmatį ir keisti kameras. Flex lange galima greita nuotraukų peržiūra, todėl nereikės lenkti Flip 5 kiekvieną kartą, kai norėsite patikrinti nuotraukos kokybę. Ypatinga šio įrenginio savybė yra flex režimas, kuris paverčia Flip 5 kamerą su stolu. Daugiau nereikės prašyti praeivių užfiksuoti nuotrauką, užteks tik padėti telefoną ant lygaus paviršiaus. Per atstumą parodyti delną ir telefonas pats užfiksuos akimirką. Flex režimas įgalina ne tik laisvų rankų patirtį, tačiau gali praversti filmuojant ar darant, pavyzdžiui, maisto nuotraukas. Flex režimas palaikomas ne tik gamyklinėje fotoaparato, tačiau ir socialinių tinklų Instagram ir YouTube Shorts programėlėse. Flip 5 puikiai tinka trumpo formato turinio kūrimui. Didesnis flex langas dar labiau pritaikomas vartotojo poreikiams. Pagrindinėme lange galima sutalpinti įvairius valdiklius – laiko, žingsnių, orų informaciją. Galima suasmeninti ir stilizuotai kelti savo ar artimųjų nuotraukas. Flex lange galima lengvai pasiekti visus valdiklius, naudojant žemėlapio vaizdą. Atlenkus įrenginį, flex režimas įgalina laisvų rankų peržiūrą, jį ypač praverčia sportuojant ar gaminant maistą. Taip pat pagerintas flex režimo valdymo skydas palengvina medijos valdymą, leidžia greitai peršokti 10 sekundžių į priekį ir atgal. Dabar šiek tiek apie veikimą.
Galaxy Flip 5 viduje įmontuotas Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy procesorius, kuris veikia ne tik greitai, bet ir itin efektyviai. Visos programėlės pasileidžia labai greitai, veikia sklandžiai ir optimizuotai. Jokių problemų iš veikimo pusės, o procesorius puikiai tinka visiems mobiliesiams žaidimams. Akumuliatoriaus talpa ir veikimo trukmė šiek tiek nuliūdino. 3700 mAh baterija atlaiko visą dieną. Įrenginį teks krauti kiekvieną vakarą su 25 W įkrovimo adapteriu, kuris yra parduodamas atskirai, arba 15 W bevėlių įkrovikliu. Galaxy S23 serijos įrenginiai pasižymi ilgesniu baterijos veikimu. Flip 5 veikia atnaujinta 14 versijos Android operacinė sistema su One UI 6 vartotojo sąsaja. Man Galaxy įrenginiai patinka dėl lengvai personalizuojamos aplinkos ir sklandaus veikimo. Pavyzdžiui, neseniai pristatytas ekrano užrakto tinkinimas leidžia dar labiau suasmeninti įrenginį. O ką kalbėti apie kitas išmaniąsias funkcijas kaip Quick Share, kuris nuo šiol veikia su dauguma Android ir Windows įrenginių. Na, o dabar verdiktas. Galaxy Flip 5 yra labai geras telefonas. Atnaujintas Flex langas palengvina naudojimas įrenginiu jo neatlenkus. Kamerų savybės praturtina telefono veikimą, na ir sklandus bei itin greitas veikimas, bei kompaktiškas dizainas telpantis į kiekvieną kišenę. Tačiau per keletą mėnesių pastebėjau kelis Flip 5 trūkumus. Pirmiausia, tai sunkus naudojimasis viena ranka. Praktiškai neįmanoma atlenkti viena ranka, o viršelio ekranas iškraipo turinį. Dex režimo trūkumas. Tiesa, jo nenaudoju kasdien, bet tai tikrai yra labai naudingas ir praverčiantis įrenginis, kurio Flip 5 neturi. Ribotos kamerų galimybės. Flip 5 neturi teleobjektyvo, todėl priartinimas vyksta skaitmeniniu būdu. Taip pat neturi Space Zoom 30 ar 100 kartų priartinimo kaip Galaxy S serijos įrenginiai. Neįspūdinga veikimo trukmė. Kiekvieną vakarą reikėdavo ieškoti įkroviklio. Mano Galaxy S23 Plus baterija laiko iki 2 dienų. Na ir žinoma, lankstus ekranas reikalauja papildomo atsargumo ir priežiūros. Galaxy Flip 5 rekomenduoju žmonėms, kurie mėgsta saugoti savo telefoną. Visos išmaniosios funkcijos, Flex režimas, didesnis Flex langas ir jau greitai atkeliaujantis Galaxy EI išskiria šį modelį iš visų kitų telefonų. Neabejoju, jog įsigiję šį modelį džiaugsitės jo galimybėmis. O ką jūs manote apie Galaxy Flip 5? Komentarų sekcijoje lauksiu jūsų nuomonių. Iki greito!